Sveiki, esu Saulius, Augam LT įkūrėjas ir SEO agentūrų savininkas ir noriu pasidalinti jumis nuostabiu įrankiu, kurio realiai tokių funkcijų turi, kur net neturi niekas pasaulyje. Pavyzdžiui, SEO straipsnis iš paveikslėlio. Taip pat ten parodysiu daug įdomių dalykų ir kaip pavyzdys, tai kas talpina SEO straipsnius reguliariai ten kasdieną, turi 370% daugiau lankytojų ir klientų negu tie, kurie nieko nedaro. Tai dabar eime parodysiu, kaip čia veikia ta mūsų sistema. Prisijungiame, spaudžiame SEO strategiją ir galime mes čia pasirinkti kažkokį paveikslėlį, fotografuoti, arba pasirinkti įkelti svetainės pavadinimą, arba kažkokį raktažodį rašyti, arba pasirinkti iš mūsų galimų. Ir gauname visą pilną analizę su visais raktažodžio paieškom per mėnesį, sudėtingumais ir tokiais dalykas kaip rekomenduojami raktažodžiai. Tai pavyzdžiui, čia yra šimtai tų idėjų, galim pasirinkti iki 15, spaudžiam tęsti ir kitame žingsnėje pasirinkam kažkokius tai, kas jums svarbu, galim, pavyzdžiui, parašyti čia Lego, tik tai rekomenduok, arba kažkokį modelį, automobilius, ten, ar mašinytės, ar C, ir panašiai. Kas jums aktualu jūsų verslui, jūsų svetainėje, jūsų lankytojams ir panašiai. Ir toliau surinka dirbtinis intelektas iš viso interneto top 10 Google esančią informaciją ir ją apdoroja ir sukuria strategiją. Tai nekopijuoja jokių tekstų, tiesiog pasižiūro, kaip galima būtų geriau padaryti, negu padarė jie. Tai tiesiog geresnė sukuria strategiją ir tada duoda pasirinkti temas, ten 3, kažkurią tai pasirinkam. Įtraukti Google top raktažodžių analizę. Čia bombinis reikalas, parodysiu biškį vėliau, kai sugeneruos straipsnį, įtraukit paveikslėlį, pavyzdžiui, emoji ir tęsiam SEO straipsnį, kažkur generuojamas 3-4 minutės pagal ilgį priklausomai. Straipsnis sugeneruotas, jisai galima keisti kažkas pavadinimus, kažką tai rašyti. Čia įvertinimas yra, kada ilgesnis straipsnis ten apie 2,5 tūkstančio žodžių būna tas skorė apie 90, trumpesni turi mažesnį. Tai visas straipsnis turi tos visą struktūrą, pati geriausia, kaip sakant, ir čia yra ypatingas dalykas įdėtas tokia case study, tai čia šiuo atveju raktažodžių analizė, dėl kurios Google'as eina iš proto, dirbtinis intelektas neturi iš ko jos paimti, tai jūs pas save ją įsidės, nerealiai trauks, pamatysite raktažodžiai, šitos analizės realiai, nelabai kur rasti internete, galite pasiieškoti patys. Tai bus pas jūs, lankytojams bus aišku, kad šito žaislo, pavyzdžiui, ieško daugiau, ar žaidimo tokios prekės labai domisi, to ne, ir aktualu ir pačiam klientui, ir jums, ir toliau kas yra. Išvada yra įdėta, žmonės taip pat klausia, nors mes galėjom dar pasirinkti papildomą, būtų buvę, dažnai užduodam klausimų. Tai žmonės tas pat klausia, labai myli dirbtinis intelektas ir Google'as, ir toliau tiesiog galite kopijuoti tą straipsnį, dėti pas save svetainę, arba tiesiog spaudžiat publikuoti. Straipsnis patalpintas vienu paspaudimu, tai čia jau sudėtas viskas, nieko daugiau daryti su SEO nereikia, viskas čia jau padaryta. Tai reiškia, yra ir meta descriptionas įdėtas, title įdėta, nuoroda atitinkama pagal raktažodžius, o raktažodžiai viskas sudėta. Ką galim padaryti, tai tiesiog tą nukopijuoti ir įkelti į Search Console, kad būtų greičiau indeksuoti, nereiktų ten laukti, kol ateis robotas ar Google robotas. Ir tas SEO straipsnis gali atsirasti jau kitą dieną internete, galbūt top 10, galbūt aukščiau. Taigi, jeigu norite padidinti savo lankytojų skaičių, išbandykite įrankį, dėkite maždaug straipsnį dieną, 2-3 galite iki 100 per mėnesį. Ne, kad iš karto per vieną dieną ten 10, 20, 30, bet palaipsniui skirtingom valandom, skirtingi autoriai ir tokiu būdu galite užsiauginti 10 000 lankytojų. Nes yra tų raktažodžių pasieškos, pasižiūrėjus tikrai labai gerų ir galima greitai išaugti. Tai, kaip sakant, sėkmės. Jeigu bus kokių klausimų, skambinkit, rašykit, padėsiu, pagelbėsiu. Jeigu norėsit iš viso už jūs padarysiu, tas viską sukelsim, kad jūsų lankytojų skaičius būtų kuo didesnis. Tai laukiu feedbacko iš jūsų ir iki greitai.